Ką, antros dienos plaukimas, šį kartą upė Dunajec, Lenkijoje. Iš karto 2 days in a row, 2 dienas iš eilės. Ką, bandysim pagauti upės tėkmę vėl. Opa, štai aišku ir išsimaudyti gal norėčiau visai. Nu bet tai ką, visai gal ir neblogai būtų, nes aš kol pripučiau tą valtį, tai visą sukaitau. Kas? Taip. Dedam, šokam vaikai į valtį. Nu tu tegu sušokai vieną krantą. Nu tu dabar šok. Normaliai atsisėdam. Kažkaip. Tai gerai. Tilpsim. Nu ką, bus? Čia kažkokių nuotykio nebus. Nu ką, išplaukiam? Sėkmingai. O, ir nereikia net irkluoti nieko čia. Pati srovė mus neša. Svarbu nesipriešinti sroviai. Jis man nesuka tos valtės. Nu, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Praplaukt. Aš tai nemoku. Nu gerai, varom vaikai. Jis manim pasitikė. Nu. Apsuko biškį. Kuo to nesiseka ir kloti? Nežinau, neklauso. Neklauso tą valtis, ne? Viskas gerai, ar ne? Na, tai jo, tik ant akmenuką tiesiai varom, bet tai viskas gerai. Opa! Tai man Per sunku? Nu, biškį sunkuoka. Faina, ar ne? Ja. Faina upė. Na, bet šitas tai didelis. Platesnė šitą vietą ir Dunajec. O, ten kažkokia banga matau. Štampuok. Gaudam bangą. Štampuok į bangą su limuzinu. Tai čia akmuo. Ja, čia mano mėgstamiausias užsiėmimas šonų į akmenį. Šonų į akmenį. O, čia yra bangikių. Upa, čia tai banga. O, pačiažiam, normaliai. Pačiažiam ant pilvo. Čia, man atrodo, irgi akmenukai. Ejam. O, biškį ant akmenų. Nieko. Toliau varom. Tai biškį tas nejaus. Įsijautė. Biškį pagreitinam Čia mašinom. Pagreitinam. ir varom į... O. Čia geras sportas. Tai čia jau kilometrų. Nežinau, tu pasižiūrėk, už kažkokie vaizdai, nuo jau ten kokios olos. Išmokau. Kaip? Išmokau arklėti. Taip. Nu ką, varom? Opa! Kokios bandytis! Opa!
Plaukiam visai vat, palei dviratininkų keliuką, takelį. Teko upė, kalnai ir dviračių takas, kuriuo galima pasivažinėti vakarais. Ir saulė sukuria tokį, medžiai sukuria tokį pavėsį, nebe taip karšta. Ir puikus, nuostabus vakaras. Bobuinai. Bobuin. Opa, žiūrėkit, kokios bangos ateina. Aš žiūrėjau, kokios bangos. O čia tai bus. O, tu kokią matau jau. Matot, o ne? Matom. Nu, pasiruoškit. O ten eina, žiūrėk, koksai. Kalbant apie tą pavėsį, tai va, kalnai sukuria pavėsį tokį ir mes dabar tokiu kaip kanjonų plaukiam. Čia matosi yra olos ir va taip va, tylu, ramu. Bet nelabai jau. Labai super vaizdai. Paskambink man vakare, paskambink man naktį mažutį. Aš lauksiu tavo skambučio. 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateiname garsiai kaip atominė bomba. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Daro šilkinės juose lankas, jos jau lajūnės naktį atves, bet man vėliai stokos tavo dainos, gal užsitemujas atkartos. O ten mums reikia. Visi matai vengia tenais plaukti, ne? O mes priema po kursu. Pirmyn, tiesiai. Upa! Woohoo! Nu, vaikai, bangelės. Bangelės! Wow! Uhul! Ką? Bangelė. O, tam tai O ten įdomu. neprašoviai. O, neprašoviau. Neprašoviai. Nu ką, pasiruoškit. Viso gero! Op, miestelis, barai, kavinės, viskas lenkiškai ir gerai, kaip visada. Kas tam su kirviu toks, ar ne Vladas Tepešas? Lenkiškas Vladas Tepešas. Pauliau! Gerai plaukiam, nu. Čia plaukimas plaukti. Nu ką, atplaukėm į krantą. Dabar tik tais beliko nusitempt valtį iki kemperio ir eit pasiimti automobilio. Dar porą valandų
takeliais per kalną ir būsim įveikę šiandienos maršrutą. Liko dar 400 metrų kalno, nes kaip čia į viršų lipimas, žodžiu, netesėja, kad ten 400 metrų, bet iš viso pakilsim į 400 metrų aukštį. Tai visai neblogai pasivaikščiosim, manau, iki automobilio. Pirmieji žingsniai neatrodo tokie lengvi. Ir jau taip biškelį trūksta ir oro kvėpavimas toksai dažnesnis pasidarė. Nu, bandysim per porą valandų nužingiuoti. Ir jau kaip ir darosi tamsu, varysim per kalnus, per miškus, naktį. Tik kas meškos nebus. Ir tikimės nesutikti jokių meškų. O, stirnos laksto. O, stirnos! Bet ten kažkur toli. Mačiau. Matai? Nu, tai va, jau pirmieji gyvūnai. Nu, Sunku. sakom, jeigu... Oho, kokia didelė nubėga. Dar viena. Nu, viskas Visa okei šeimyna. bus. Nu taip, Tu tikras. aš tikras. Labai sunku eiti. Aha. Sunkoka, ne? Nu nieko, dar liko kokie 2 kilometrai kalną. Taip kad viskas gerai. Sakom, jeigu miestelį nuėjai į barą su draugais ir reikėtų pareiti Patūsinės. tokiais namo, tai kol pareitum namo, visas alkoholis išgaruotų. Ir taip atrodo, praėjau vieną posūkį. Galvoju, viskas, jau čia galbūt pabaiga kalno. O jinai dar tik tai čia pradžia. Pradžia, nes tenais šviesa matosi kažkur ten. Tunelio gale. Aukštai, aukštai. Nu ką, jau koks 3 tunelis į šviesą. Bet vėl laukia dar kitas tunelis į šviesą. Žodžiu, iki po kiekvieno tunelio galvoju, nu viskas jau čia bus prošvaistė, kalno viršūnė. O iš tikrųjų dar tik tais dalis tik jo. Nu, bet ką, kilometrą įveikiam, antras laukia. Vaizdas į Saulėlydį. Ką, įveikiam 2 kilometrą į kalną, iš viso turim 3 kilometrus dabar ir 40 minučių savo sąskaitai. Nu ką, 3 kilometras ir vis dar lipam į kalną. Mėnulis šviečia, per kamerą tai nieko nesimato, nežinau. Ar ką mes čia filmuojam, ar tik tai tamsa. Nieks nelipa į kalnus, kai tamsu. Pavojinga. Kodėl? Nu, nes va, užkliūsi už kažko ir krisi. Nu, Nesimato. gali taip atsitikti, aišku. Dėl to reikia prožektoriukų visada turėti. Ne, apskritai, kai sitemsta, nieks stovyklauja žmonės. Nu taip, taip. Kalnas. Filmuotų čia dega. Kaip čia? Čia Bleiro ragana, kaip nors tokia. Tematika. Čia takas liktai savda kažkur. Nu, įdomus toksai. Vaizdai, tokį širpuliuką keliam biškį. Per kamerą tai dar įspūdingiau atrodo viskas, negu realybėj. Filmuokim, kaip čia atrodo tas visas vaizdelis. Čia toks upelis po dešinę ir čia, žinok, slidu. Apie kada atsargiai reikia eiti. Ai, nu tau, gal ne taip. Man tiesiog kedukais čia taip biškis slidinėja. Kažkas tokio. Ėjimas naktį. Automobilio pasimti.
Kas čia matosi? Nieko nesimato. Tokie tik tas takiukai. Čia tokios olos yra aplinkui. O taip, einam olom. Įveikiam dar tik pusę kelio. Toks įdomesnis pasivaikščiojimas, romantiškas vakare prieš miegą. Praėjom jau visus miškus, visus kanjonus, olas, eglės ir pušis. Žodžiu, pasiekėm miestelį ir likom dar porą kilometrų žygiuoti miesteliu iki automobilio. Pasakyk žiūrovam, kaip vadinasi. Miestelis? O kaip jis vadinasi? Sromovce, Nižnė. Sromovce, Nižnė miestelis. Labai garsus. Labai garsus. Kuo? Čia yra didžiausia prieplauka pontoniniam laivam ir kajakam. Ai, pontoniniam laivam ir kajakam. Labai garsus miestas Lenkijoje, Sromovce, Nižnė. Štai pagaliau pasiekėm mūsų šiandienos tikslą. Priėjom prie automobilio, užbaigėm šiandieninę kelionę, dabar yra 11 valandų 15 minučių. Tai ką, susitiksim kitoj serijai. Ate.